visiems konferencijos dalyviams ir po tokio išsamaus klinikinio pranešimo noriu jūs pakviesti paklausyti pranešimo apie vakcinaciją Lietuvoje. Koksgi yra požiūris ir nuostatos į vakcinaciją, tai antivakcininiais vadinami judėjimai pamažu įgauna pagreitį visose civilizuotose pasaulio šalise, neišimtis yra ir Lietuva. Pastaruoju metu itin padaugėjo neigiamos informacijos apie skiepus ir skiepimąsi ir deja daugeliui tėvų skiepai vis dar yra nesuprantamas sritis ir informacijos internete galima surasti pačios įvairiausios, tačiau labai daug ir neigiamos. O neigiama informacija mus pasiekia greičiausiai, galbūt todėl, bet koks visuomenėje sklandantis mitas iš karto sukelia įtarimą ir baimę. Ir kokiosgi pasekmes negatyvi informacija įsivyravusi visuomenėje apie negatyvias vakcinacijos pasekmes, apie pašalinius reiškinius ir daromą jos žalą, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje sukėlė tokias pasekmes, kad atsigauna taip vadinamos skiepais valdomos infekcijos ir vaikiškos lygos, tokios kaip tymai, raudonukė, kokliušas. Jeigu pažiūrėsime į BCG skiepijimus naujagimių, tai žinant mūsų tuberkuliozės epidemiologinę situaciją, kad mes esam antri Europoje po rumunų pagal sergamumą tuberkuliozę, tai matome, kad nuo 2002 metų sergamumas skiepimų apimtis nuo BCG vakcina sumažėjo nuo 99,3 iki 97,9. Ir kiekvienais metais matome, kad nepaskiepytųjų skaičius, čia ketvirtoje lentelės grafoje matome, kaip keičiasi. Nuo 2002 metų buvo 196 nepaskiepyti, o jau 2012 metais 561. Žodžiu, kasmet lieka nepaskiepyti po 500–600 naujagimių. Hepatito B skiepimo apimtis naujagimių taip pat yra sumažėjusios nuo 2002 metų, kai buvo pasiektos 99,6. Skiepimo apimtis šiuo metu yra sumažėjusios iki 93,2. Net palyginus su 11 metais sumažėjo apie 2 procentus. Ir tai reiškia, kad naujagimiai vis kelia grėsmę dėl savo infekuotumo, jo labiau, kad nėra atliekamas nėščiųjų skryningas Lietuvoje. Kalbant apie tymus ir parotitą ir raudonukę, irgi labai matome žymų skiepimo apimčių sumažėjimą. Nuo 2002 metų iki 2012 metų matome net 5 procentais. Ir Pasaulio sveikatos organizacija ir Europos ligų prevencijos kontrolės centras yra išsikėlęs uždavinį likviduoti raudonukę ir tymus iki 2015 metų. Tai nemanau, kad yra labai didelė tikimybė, kad jų mes neturėsime tais metais. Kokiegi skiepijimai nuo erkinio encefalito? Norėčiau pradėti nuo labai gražaus pavyzdžio, nuo masinės vakcinacijos Austrijoje, kai 81 metais vakcinacijos apimtis Austrijoje išaugo beveik iki 90 procentų. Ir nuo 97 metų kasmetinis erkinio encefalito atvejų skaičius buvo mažesnis negu 100. Ir kaip matote, prasidėjus vakcinacijai labai sumažėjo sergamumas. Čia matote skaidrėje Lietuvos sergamumą ir vakcinaciją nuo erkinio encefalito. Ir matome skiepimai pažymėti raudona punktyrinė linija, o sergamumas mėlyna.
Tai lyginant 2011 ir 2012 metus sergamumas truputėlį padidėjo, o vakcinacijos apimtis sumažėjo. Čia ta pati schema, tik tai rodiklis 10 000 gyventojų. Taip pat matome, kad jeigu praeitais metais buvo sergamumas 1,2, tai šiais metais 1,6 išaugo, o vakcinacijos apimtis sumažėjo nuo 168,4 iki 159,7 tūkstančių gyventojų. Čia matote schemoje skiepai Lietuvoje nuo erkinio encefalito absoliučiais skaičiais ir kaip matome, tendencija nėra bloga. Jinai, sakyčiau, išlieka neblogame lygyje, nors skiepimo apimtis truputėlį ir sumažėjo, tačiau tendencija išlieka vienoda. Dabar šioje schemoje matote skiepus apskrityse nuo erkinio encefalito absoliučiais skaičiais. Tai apatinėje lentelėje galima matyti, kad Kauno apskrityje skiepimo apimtis 12 metais padidėjo lyginant su 11, Marijampolėj padidėjo, Panevėžy padidėjo, Tauragėj padidėjo, Telšių apskrity padidėjo ir Vilniuje. Visose kitose sumažėjo. Čia tą pačią lentelę matote 10 000 gyventojų. Ir visoje Lietuvoje praeitais metais buvo 168,4 000 gyventojų, 12 metais 159,7 000 gyventojų. Skiepai nuo erkinio encefalito absoliučiais skaičiais, mėlyna spalva pažymėta pirma erkinio encefalito dozė, žalia antra, raudona antra, žalia trečia ir violetinė revakcinacija. Tai jeigu galima būtų pasidžiaugti, kad daugėja žmonių besiskiepijančių pirmą vakcinos dozę, tai antra ir trečia ir revakcinacijos dozės yra kiek mažesnės. Ir čia matome taip pat absoliučiais skaičiais skiepimus Lietuvoje nuo erkinio encefalito. 12 metais sumažėjo, buvo 48 021 žmogus pasiskiepijęs, o 11 metais 51 398 asmenys. Čia tą pačią matot lentelę 10 000 gyventojų. Skiepimai nuo erkinio encefalito, kaip matote iš lentelės, 8 metais ir 12, tai procentas nuo visų Lietuvos gyventojų sudarė nuo 1,6 procentų ir toks pat išliko ir 12 metais. Tai nėra blogi rodikliai. 8 metais Lietuvoje kas 62 žmogus pasiskiepijo nuo erkinio encefalito, beveik 2 žmonės iš 100. 9-10 metais daugiau kaip 1 iš 100 ir 11-12 metais 2 iš 100. Skiepai Lietuvoje nuo erkinio encefalito pagal amžių. Tai matome, kad suaugusiųjų skiepijimasis yra didesnis negu vaikų iki 17 metų. Čia tą pačią lentelę matote pagal 10 000 gyventojų. Na ir dar norėčiau pristatyti, kad buvo atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie vakcinas ir čia yra parodyti jos apklausos rezultatai. Tai bendra Lietuvos ir Lietuvos Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija Baltijos tyrimai 2011 metais gruodžio mėnesį atliko Lietuvos gyventojų apklausą apie vakcinaciją. Iš viso apklausta buvo 1009
gyventojai iš 100 vietovių. Ir tyrimo rezultatai atspindi 15-74 metų Lietuvos gyventojų nuomonę pagal lytį, amžių, išsimokslinimą ir gyvenvietės tipą. Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršėjo ±3%. Buvo užduotas klausimas, kalbant apie skiepimąsi, ar pritarėte ar nepritarėte skiepų vakcinos naudojimui siekiant apsisaugoti įgyti imunitetą nuo užkrečiamų ligų. Ir kaip matote, 54% pritarė, 32% nepritarė. Dar buvo apklausta skiepų veiksmingumas abejotinas, o jų populiarinimas yra naudingas tik farmacinėms kompanijoms. Tai, kaip matote, iš sutikusių buvo 53%, nesutiko 29%, vyrų 55 sutiko ir 28 nesutiko, moterų 50 sutiko ir 30 nesutiko. Pagal amžių, matote, irgi yra daugiausia sutiko 50-74 metų amžiaus, mažiausiai 15-29. Ar per paskutinius 5 metus koks nors gydytojas jums rekomendavo pasiskiepyti nuo kokios nors ligos? Tai 45 respondentų atsakė, kad taip rekomendavo šeimos ir bendrosios praktikos gydytojas arba kitos srities gydytojas ir 43% respondentų atsakė, kad ne, iš gydytojų tokių rekomendacijų nesulaukė. Ir 7% nesilankė pas gydytojus per 5 metus. Nuo kokių ligų jūs skiepijotės būdami vyresni nei 15 metų? Tai, kaip matote, daugiausia 52% nuo 15 metų niekada nesiskiepijo, 19% skiepijosi nuo sezoninio gripo, 14% nuo erkinio encefalito. Difterijos stabligės 6, hepatito B 4, hepatito A2, vėjaraupių 1 ir žmogaus papilomos viruso 1%. Nuo kokių ligų skiepijotės būdami vyresni nei 15 metų pagal lytį? Tai, kaip matome, irgi nuo 15 metų niekada nesiskiepijo 52% vyrų, 51% moterų. Nuo sezoninio gripo labiau linkusios buvo skiepytis moteris 22%, vyrų 16%, erkinio encefalito apylygiai, difterijos stabligės ir kitom vakcinom praktiškai skaičiai nesiskyrė. Nuo kokių ligų jūs skiepytojos būdami vyresni nei 15 metų pagal amžiaus grupės? Taip pat matome, kad nuo 15 metų niekada nesiskiepijo amžiaus grupė nuo 50 iki 74 ir nuo sezoninio gripo aktyviausia buvo 30-49 metų amžiaus grupė, erkinio encefalito irgi taip pat žmonės nuo 30 iki 49 metų. Ar jums pakanka informacijos apie skiepus masinės informacijos priemonėse? 61% respondentų atsakė, kad pakanka ir 27% respondentų atsakė, kad nepakanka. Na ir apibendrinant reikėtų pasakyti, kad 54% 15-74 metų Lietuvos gyventojų pritarė skiepų naudojimui, vakcinavimui dažniau linkusios pritarti moteris, jaunesnio ir vidutinio amžiaus žmonės iki 50 metų amžiaus ir didmiesčių gyventojai. 64% mano, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti visuomenės informavimui apie skiepų naudą ir 53 respondentų pritarė teiginiu, jog skiepų veiksmingumas yra abejotinas, o jų populiarumas yra naudingas tik farmacinėms kompanijoms.
Ir per pastaruosius 5 metus 45% apklaustų Lietuvos gyventojų yra sulaukę gydytojų rekomendacijų pasiskiepyti nuo kokios nors ligos. Pagrindinį vaidmenį atlieka šeimos gydytojai ir bendros praktikos gydytojai, tai apie 43%. Tačiau panaši dalis, 43% tokių rekomendacijų iš savo gydytojų nėra gavę. Tai tiek būtų apie vakcinaciją Lietuvoje.